Mieloji, tikrai nieko nesakiau gidui, prisiekiu. Gali neprisiekti, tikiu. Gal tavo draugėms įsprūdo? Ne, man baisu, kad ta žinia dabar sklando po mokyklą. Supranti? Jeigu direktorė sužinos, mane išmes. Tikriausiai. Vis tiek negalėsi mokytis šitoj mokyklai. Šiais metais galėsiu, dar nesimatys, kas atsitiko. Šiais metais. O ką darysi kitais? Kiti metai bus kiti metai. Pažiūrėsiu. Abejoju, ar čia galės mokytis vieniša motina. Vieniša motina. Kas tu sakė, kad būsi vieniša motina? Negi nesiruošiu už manęs tekėti. Ką tas reiškia? Sutinki ar ne? Žinoma, sutinku. Atidarykit! Eikš. Kodėl? Kaip įėjai, Solė? Pasidariau raktą, nes man nusibodo, kad jūs užsirakinat. Dabar suprantu, kodėl užsirakinai. Pele, pagalvokim, ką pasakys Dunofas sužinojęs, kad berniukai lankosi mergaičių kambarį. Tu jam nieko nesakysi. Palauk. Solė, būk gera, nieko nesakyk Dunofui. Nesakysiu, juk žinai, kokia aš gera. Gal susitarkim taip? Už savo tylą paprašysiu paslaugos. Kokios paslaugos? Ne, kol kas nesakysiu. Paliksiu jūs ramybėj, kad atsisveikintumėt. Išeinu. Tiesa, jūs nuostabi pora. Nes abu esate tuščia vieta. Išėjo. Pamiršk. Nežinia, ko ta beprotė tavęs paprašys. Alai, kvaili žmonės gali prašyti kvailų dalykų. Gali nesirūpinti. Solė, kodėl neprašai tos garsiausios paslaugos? Man labai patinka žmonės, kurie laikosi duoto žodžio. Mane žavi tavo gera širdelė. Be ironijos, Solė. Klausiu, nes nenoriu, kad Lala paskūstų. Gerai, gera pradžia. Papasakok. Tikriausiai žinai, kad tavo draugė Mija pakvietė būt modeliu. Ką? Ne, prasta pradžia. Jeigu nepasakysi tiesos, man teks paskūsti Lalą. Solė, ką? Ką nori sužinot? Kokia įmonė Mija išsirinko? Kvepalų, importinių kvepalų. Ji pamelavo, kad važiuoja koncertuoti. Iš tikrųjų, ji dabar Balyje gyvena labai geram viešbutį, 6 žvaigždučių. Kodėl tai pasakei? Norėjau jos atsikratyti. No dormiste bien anoche, ¿no? Prastai miegojai? Prastai. Ką darai? ¿Qué estás haciendo? Matai, plaukus tiesinuosi. Tikrai. Luhana. Čia garinės tiesintuvas. Bet... Taip, čia reikia įpilti vandens. Čia, šitą mindelį. Gerai, klausyk. Žinok, plaukai labai gražiai atrodo. Luhana, kodėl taip su manimi elgies? Ką aš to blogo padariau, nieko nesuprantu. Javierui? Javieras mano draugas. Luhana, jis nėra niekino draugas, suprask. Tu pats suprask. Javieras visada šalia, kai reikia. Jis visada mane palaiko. Supratai? Aš irgi noriu tau padėti. Man tavo pagalbos nereikia. Išjunk tiesintuvą. Frankas sužinojęs apie pasirodymą labai susinervino. Nebijok, jis nusiramins. Ne, aš jį pažįstu. Prasidėjo ilga kova, net nežinau, ar jis suprato, kad sutikau vaidinti, norėdama jam padėti finansiškai. Frankas turi suprast, kad čia tavo gyvenimas ir tu jo neatsisakysi dėl jo užgaidos. Teisingai pasakė Hilda, teisingai. Ačiū. Tai tiesa, tu tokia artiste ne po to, kai jūs susipažinot. Jis tave sutiko jau su plunksnom. Tokį paketą nusipirko. Dabar tegul susitaiko. Naigi, nusišypsok. Gerai, kad su juo pasikalbėjai. Jeigu jis taip tave myli, kaip sako, turės su tuo susitaikyti, net jeigu jam nepatinka. Nebus taip paprasta. Frankas pratęs viską daryti, kaip jam atrodo. Jis ilgą laiką gyveno vienas, jis nemoka nusileisti. Nunca tuvo que ceder en nada. Que aprenda. Tegul mokosi. Jeigu šiandien nenusileis, rytoj jis tau nurodinės net kokias kelnaitės mautis. Teisingai. Proto, aš pritariu jums, bet mano širdis bijo jį prarasti.
Nežinau, ir įstengsiu būti tvirta. Ne, koks begėdis skambina tokiu metu. Nekelsiu ragelio, nes dabar įdomiausia pokalbio akimirka. Mėčia. Ką? Atsiliepkit. Pamiršot, kad esate darbe? Nagi. Alio, Elito gimnazija. Ne, mokytojas Miranda šiuo metu užsiėmęs. Labai skubu? Minutėlę. Lasė, netikit. Aš nieko nepadariau, jums reikia įrodymo, jūs jų neturit. Aš nieko nepadariau. Kas atsitiko, kad turit galvoj? Nežinau, apie ką norėjot pasikalbėti. Apie sodą. Šit kaip. Atsiprašau, man atrodo, kad čia asmeninis pokalbis. Kodėl panelė Aregi klausosi? Kas čia darosi? Kas čia darosi, panelė Aregi? Išgirdau, kad kalbate apie sodą, ta tema labai svarbi visiems, norėjau paklausyti. Gerai. Kai nuspręsiu, kad jums reikia sužinoti, ką kalbėjau su panu Lasenu ar kitų mokinių, surengsiu spaudos konferenciją, panelė. Supratot? Ar supratot? Eikit. Pagaliau, kokios malsios tos moteris? Kokios paskalūnės? Ką? Mokytojų jums skambina. Atsiprašau. Alio? Taip, čia aš. Taip, palikau mokyklos telefoną, jei turėtumėt naujienų. Kągi. Ačiū, kad pranešit. Ponai gana. Visi vietas. Tuoj pat. Šiandien pradėsim skaityti vieną svarbiausių ispanų literatūros aukso amžiaus kūrinių. Sevilijos juokdarį. Tylos. Panašu, kad Sevilijos juokdarys turi labai daug kolegų šitoj klasiai. Todėl nieko neaiškinsiu. Iškart kipsim į praktinę užduotį. Išsiimkit lapelius. Atsiprašau, norėčiau šnektelt su mokinė Linarės. Žinoma. Mokytoja, galima trumpam žiūrėti? Man irgi reikia. Žinoma, negalima. Sėskitės į vietas. Pradėsim dirbti. Ne. Šitos kėdės dar nenuvaliau. Dieve mano. Man viskas krinta iš rankų. Kodėl taip greit atidavai darbą? Nesisės čia. Čia sėskis. Nesvarbu, kodėl taip greitai atidavai? Nieko nemokėjau, tegul rašo ir baigta. Mes gavom tos pačius klausimus, galėjau tau persiųst kvaišą. Žinai, man niekas nerūpi. Nei pažymys, nei skola, niekas, supranti, man niekas nerūpi. Rimties dėl merės? Taip, man labai liūdna. Nesuprantu, kodėl ji vėl mane paliko. Negi aš jai visai nerūpiu? Žinai, kur jį gyvena Juhujui? Žinau, o ką? Paskambink, viską išsiaiškink ir nusiraminsi. Apie tokius dalykus telefonu niekas nesikalba, Augustina. Aš noriu su ja susitikti, kad ji man akis į akį pasakytų, kodėl taip elgėsi. Daugiau nieko nenoriu. Noriu, kad jie akis pasakytų, noriu. Važiuok į Juhujų ir pasikalbėk. Į Juhujų negaliu. Jeigu dėl pinigų aš paskolinsiu, nesirūpink. Ne, negaliu, ką savo tėvams sakysiu. Pasitelk vaizduotę. Nuvažiuosi, paskambinsi ir pasakysi, labas, aš Juhujui, ką jie tau padarys? Privers grįžti? O kaip apsauga? Aš padėsiu susitart, skambutis, einu. Palauk, skambutis į pertrauką, ne į pamoką. Tuoj gidas ateis, nenoriu jo matyti. I know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still Atsiprašau. Luchana,